pradžioje pasižiūrėsime, prisiminsim Microsoft Project sąsają, pažiūrėsime langus, kokios dalys ką daro, kaip vadinasi vaizdai. Ir tada pereisime prie projekto planavimo, prie pradinių projekto nustatymų, tai yra datos nustatymas, kalendoriaus nustatymas ir pereisime prie darbų išskaidymų struktūros. Tokią piešime hierarchinę struktūrą ir paskui tą struktūrą perinešinėjom į Microsoft Projectą. Tai pasižiūrėsime, kaip tas daroma, prisiminsim, kaip sujungti darbus ryšiais, darbų paketus ryšiais, įvertinti trukmes, nustatyti apribojimus ir kai visą planą jau padarysime, pasižiūrėsime technikas, kurios leidžia mums tą planą optimizuoti. Tada, kai jau mes turėsime bazinį tvarkaraštį, pažiūrėsim, kaip priskiriami resursai ir tvirtinamas planas. Ir paskutinė tema bus projekto plano atnaujimas ir perplanavimas, kai projektas jau yra patalpintas į SharePoint'ą. Tai SharePoint'as bus paskutinė dalis. Tai va toks būtų turinys.